atvykome į prekybcentrį, kurio pavadinimas Siam Paragon. Ir pasižiūrėsim, kas čia tokio wow, kad jį rekomenduoja. Na, kol kas labai kažko įspūdingo nematau, išskyrus tokių parduotuvių, pavyzdžiui, kur man net brangu įeiti, per brangu, ir bandant įeiti atstumę atgal, ne žmonės, tiesiog šiaip kažkoks nematomas ubago barjeras yra. Tai kol kas iš to prekybcentrio nieko labai stebuklingo dar nemačiau. Na, tikriausiai vienintelis dalykas, dėl ko bent jau man čia buvo verta ateiti, tai kad pamatyti naują Maserati gyvai, kurio šiaip labai nesenai pagamintas, 2023 metais turbūt, bet atrodo tikrai neblogai. Na, bet kaip ir priklauso normaliajam prekybcentriui, ko čia tikrai netrūksta, tai maisto. Labai įvairaus ir tiek nuo fast foodo iki visokių normalesnių restoranėlių galite rasti įvairios virtuvės ir pasirinkimo tikrai sočiai. Ir jeigu nežinojot, Azijoje populiaru turėti butaforinius patiekalus padarytus iš plastiko, kad parodytų, kaip iš tikrųjų atrodo maistas. Tai plius minus tokio ir gali tikėtis. Gerai, gal šiek tiek iš anksto ir nurašiau tuos prekybcentrius, nes vakare visiškai kitaip atrodo, kaip ir dauguma objektų. Viskas apšviesta, gražu, faina. Tai išorė tikrai atrodo neblogai, bet kaip ir minėjau, vidus tiesiog prekybos centras šiek tiek gražesnis negu standartiškai ir tiek. Na, dabar turim po 6:15, reikia varyti pasiimti iš saugyklos kuprinę ir keliauti tada jau į išvykimo tašką. O apie tai netrukus. Tai šią kelionę iš tikrųjų bandau dalykus, kurių anksčiau nesu bandęs. Tai yra, pavyzdžiui, nerodžiau, bet porą naktų nakvojau hostelį kapsulėj. Tai pirmas kartas buvo, reikia išbandyti. Ir dabar bus pirmas kartas. Varau į Čiang Mai, šiaurinę Tailando dalį ir varysiu su naktiniu autobusu. Pasirinkau autobusą ne dėl to, kad būtų super pigiau ir dar kažką. Bilietas 25 eurai, lėktuvo skrydis 55 eurai. Tai ta prasme, jeigu žiūrint iš efektyvumo pusės, visą laiką rekomenduočiau turbūt imti skrydį, nes valanda ir vietoj. Su autobusu važiuosiu per naktį 10 valandų, bet pasiėmiau, koks buvo geriausias autobusas ir vietos. Tai, žodžiu, pasižiūrėsim, kokia čia bus situacija. Sumokėjau, kaip ir sakiau, 25 eurus. Tai po atsilenkiamas sėdynės, bla bla bla. Tai niekad nebandžiau. Mačiau internete, kad žmonės visai dažnai tokiu būdu keliauja. Tai eksperimentas tiesiog, pasižiūrėsim, ar verta. Tikriausiai, kad neverta, nes 10 valandų. Iš kitos pusės, jeigu gali miegoti autobuse, tada viskas kaip ir tvarkoj turbūt. Tuo pačiu gauni, nereikia už nakvynę kažkur mokėti, ir jeigu labai esi stipriai suvaržytas biudžeto, tai tada tokiu atveju, manau, visai autobusas toks per naktį ir neblogas variantas.
Tai šiandien biškelį pasirašiau, pavaikščiau normaliai kokių 20 km. Vakar vėlai nuėjau miegot, tai šiek tiek jau esu pavargęs. Dar pusantros ar valanda iki išvykimo, tai dar snacksų kažkur nusipirkti, pavalgyti, atsigerti. Ir kai matot, tikrai karšta, dabar turbūt yra, nerodo laikrodis dėja, bet kokių 28 laipsniai. Ir pasižiūrėsim, žodžiu, ar padariau feilą, ar nepadariau feilą. Tai jeigu neišeis miegoti, tai bus šikna rytoj. Nes čia, kad šiaip žinotume, tai mano Tailando kelionė yra tiek suplanuota, kad aš tik vakar nusprendžiau, kad aš varau į šiaurinę Tailando dalį ir vakar vakare bilietą tik nusipirkau. Tai tiek yra suplanuota viskas. Tai planas dabar yra toks, kad nuvykti į Čiang Mai ir iškart iš ryto eiti išsinuomoti motorolerį ir pradėti tą pačią dieną Moang kažkoks, tai nežinau, žodžiu, yra kilpa, važiuoti per kalnus, beveik 750 km, jeigu neklystu, apie 4-5 dienas. Ir pagalvojau, kad reikia daryti tai, kas labiausiai patinka, ir po Šri Lankos supratau, kad man labai patinka su motoroleriu važinėtis, o ne po šventyklas ir panašiai daužytis, nes prie šventyklos irgi įdomu. Bet jau aišku yra atsibodę ir dabar vienintelis kriterijus į šventyklą varysim tada, kai bus kažkokia įspūdinga vietoje. Ne šiaip tai va tiek. Tai vat, kai lipsiu į autobusą, parodysiu, kaip ten kas atrodo. Ir tikėkime, kad laikykim špygas, kad išeis pamiegoti šiandien. Dabar 1:30 nakties. Šiek tiek pamiegojau važiuodamas. Sustojom į stopą, žodžiu, šėryklą. Už bilietą dar yra karštas patiekalas naktį suvalgyti. Ir magazinas, kur galima kažką nusipirkti. Tai žiūrėsim, reikia turbūt kažko skanaus angliavandenių, kad toliau saldžiai miegotųsi. Tai kol kas tai pusę velnio. Jeigu kelias nebūna labai prastas, tai gali miegoti. Su va tokiais autobusais keliaujam. Tai, kaip ir sakiau, visai padoriai. Niekas netriukšmauja, dauguma miega. Yra vat kioskas, vidai, kaip sakiau, šėrykla, tūlikas. Realiai tuoj važiuosim. Pavalgiau kažkokią sriubą. Tikiuosi bus gerai ir nebus jokių nesąmonių kelionėje. Tai va. Ryte, kaip ir sakiau, parodysiu, kaip atrodo autikas. Arba dabar. Taip va. Va taip atsilenkė sėdynės. 135 laipsnius. Ir dripsai. Ir dar antklodė. Nes skrundiškė pučia. Tai visai miegasi. Tikėjausi biškį mandresnio autiko. Na, bet yra koks yra. Jeigu išmiegosiu dar kokias 4 valandas, tai bus viskas labai gerai. Labas rytas. Ir ką jūs galvojat? Pramiegau beveik visą naktį. Ir paskutinį išvis gal nuo 4 iki, kiek čia dabar yra valandų? 7. Tai šis atsijungęs plyšęs buvau, net nepajaučiau, kaip atvažiavam. Taip, kad pasirodo galima su tuo autobusu važiuoti, bet reikia būti pavargusiam, manyčiau. Ir pavalgyti visai turbūt irgi padėjo. Oras neblogas. Reikia tik dabar kavos išgerti, nes dar biškį miegu.
tikrai nesitikėjau, kad išeis, taip, sakykim, normaliai pamiegot. Tai dėl to džiugu. Ir ką čia 7 ryto, šilta. Varysim ieškot Matapirdas ir pusryčių. Wow. Taip miegojau gerai. Šūdas, galėjom dar biškį ilgiau važiuot. Tai skaitau, kad mano eksperimentas važiuoti su naktiniu autobusu pavykęs. Nes, kaip ir minėjau, pavyko pamiegot visai padoriai. Nesijaučiu super pavargęs. Aišku, vis tiek nėra horizontali lova, kur gali miegot normaliai. Bet jeigu labai spaudžia biudžetas, tai rinktis autobusą turbūt galima. Bet turint omeny, kad jeigu užsisakai kelionės bilietus lėktuvų iš anksto, tai turbūt gali vos ne už tą pačią kainą, už 30 eurų nuskrist per valandą pusantros. Tai jeigu reikėtų sakyt, ką rekomenduočiau rinktis traukinį, autobusą ar lėktuvą, tai aišku, jeigu norit pamatyti vaizdų visokių ir panašiai, tai turbūt traukinį naktinį irgi. Tik tai jis dar ilgiau važiuoja, gal 12 valandų. Bet šiaip tai vienareikšmiškai skrydis su lėktuvu yra geriausia opcija, geriausias pasirinkimas. Bet kaip ir sakau, jeigu esat backpackeris ir labai žiūrit biudžetą ir turit laiko, tai manau, kad autobusas nėra taip blogai, kaip aš įsivaizdavau, kad bus. Nes galvojau, kad bus šikna. O pasirodo, pramiegojau turbūt kokias 6-7 valandas, kas yra tikrai neblogai. Ir visai padorus tas važiavimas buvo su juo. Nes jeigu backpackeris esi, tai vat, ką sutaupai, tai šiek tiek pinigų ant bilieto ir nakvynės vienos nereikia, nes tiesiog naktį važiuoji ir miegi. Bet kaip ir sakau, šiaip dažniausiai aš sunkiai miegu autobusuose, bet tikriausiai padėjo tai, kad vakar 20 km pravaikščiau. Užvakar vėlai miegot nuėjau. Žodžiu, biškį pagalvojau, kad reikia pavargti, kad atsijungčiau. Ir matyt, tas padėjo. Tai pasižiūrėsim, kaip dienas seksis. Faktas, kad čia neįsimiegot anksčiau. Bet dabar yra 7:30, 8 valandą atsidaro Matapirdų punktai nuomos. Išsikviesiu Grabą arba Boltą, nuveš mane už 1,20 € iki vietos, susiderinsiu Matapirdą ir bent jau atrodo, kad oras nebus šlykštus, bando saulė pro debesis lyst. Ir manau, kad bus galima pradėti kelionę. O kelionė jau Chiang Mai, tas, kur minėjau, lūpas 700 km, jau bus keltas turbūt į kitą video. Tai tiek. Kelionę užskaitau, sėkmingai. Pasimatysim vėliau. Peace.